Tai aš esu Rūta ir nuo rugsėjo ruošiuosi studijuoti muzikos ir teatro akademijoje dainavimą. Pasirinkau šią studiją, nes iš tikro jau kurį laiką rezgiau tą mintį, kad reikia susirasti mokytoją, nes norėjau studijuoti ir žinojau, kad reikia daug kur tobulėti. O labai atsitiktinai atradau mokytoją Eglę, iš tikrųjų tiesiog žiūrėjau, pritraukė nuotrauką, tada pasiklausiau, patiko, ką girdėjau, pasiskaičiau ir tada išdrįsau parašyti. Labai šiaip rekomenduoju privačias pamokas, ypatingai šitoje studijoje, nes man labai padėjo atsilaisvinti, seniau irgi dainavau, bet buvo daug susiveržimo ir bijojau ir čia ateiti iš pat pradžių, bet labai greit pramušėm ledus. Ir kas labai faina, kad visos klaidos labai nėra baisu klysti, nes jas labai žiūrima konstruktyviai, ne kažkaip nepasišaipama ir visas per tokią netgi juoko prizmę. Tikrai rekomenduoju. Tiesiog tos drąsos, gal pasitikėjimo savim, nes būdavo kartais, kai nepavyksta, galvoju, kad ai, gal ir nelabai, o čia tų patų klaidų, gal tas susitaikymas su klaidom, kad tos klaidos yra viskas gerai, bet tokių daugiau to mokymosi procesas tapo labiau fainesnis. Ir šiaip ir pojūtis pats dainavimo, daugiau pradėjau suprasti apie savo balsą, pojūčiai daugiau tokie atsirado. Šiaip dabar labai turiu tokią svajonę, kad jeigu baigsiu studijas, norėčiau grįžti į Rokiškį ir padaryti masterclassą muzikos mokykloje, kurią aš lankiau. Kadangi man asmeniškai to trūko ir aš manau, kad tiesiog būtų geras spyris visiems, nes kitą kartą mes iš mažų miestelių gal kažko prisibijom važiuoti kažkur daugiau ir galbūt mokytojai net jie kitą kartą nuveža, tai kad ir būtų ir mokiniam ir mokytojam tas spyris, kad keliaujam toliau iš Rokiškio rajonų ir nebijom tobulėti ir tiesiog tokios paskatos ir kad ypatingai nesvarbu iš kur tu esi, kad tavo darbas atspindi tavo rezultatus. Jeigu norit, reiktų tiesiog nebijoti tos idėjos, nes jeigu nueisit tikrai į gerą vietą, niekada jūsų nekritikuos, visada jums padės ir ar jūs tiesiog norit dainuoti dėl savęs, ar norit siekti kažkokio kelio. Tiesiog tas pasiryžimas, pas gerus žmonės nuėjus tikrai patenkinsit savo lūkesčius. Sau ir kitiem netgi palinkėčiau, kad kas pasirinko šį kelią, studijų ypač, kad nepalūžt šito muzikiniam kelyje, nepasiduot kai kurių žmonių kritikai, neleist negatyvų į kitų žmonių eiti vidų. Ir visiems kitiem, kurie, jeigu ir net tokias studijas pasirinkot, ar tiesiog siekit muzikos dėl savęs, kad tiesiog neimti galvo kažkokių nekonstruktyvios kritikos ir siekti savo svajonių ir daugiau pasitikėti savim.